Mes visi suprantam, kad ant melo molio pamato projekto neįgyvendinsi. Mes visi suprantam, kad iš molio, iš melo negimsta tiesa. Iš neteisės negimsta teisė. O šiandieną Seimas priėmė įstatymą, neteisėtą, mano galva, įstatymą, pažeidžiantį ir Konstituciją, įstatymą, kad iš neteisės gali gimti teisė. Čia, žinot, kaip vagis sakytų, jeigu įstatymai man trukdo vogti, mes pakeisim įstatymus. Jeigu įstatymai mums trukdo pagrobti Kapčiamiesčio Didžiagalę, mes pakeisim įstatymą. Ir šiandien jie tą padarė. Jie tą padarė ir kai jų klausi, kodėl, ar turi nors vieną argumentą pateisinantį tokį veiksmą, jie nudelbia akis, nusisuka ir sako, taip reikia. Iš tikrųjų, ne tai, kad gaila, čia yra apgailėtina, kad Lietuvoje atsirado 105 piliečiai, kurie pakėlė ranką prieš valstybę. Prieš mūsų didžiausią turtą, ką turi Lietuva, tai yra miškus.